1990. Nežinau. 7 gal. Gerai. Neteisingai. Sveiki visi, šiandieną mes filmuosime Vanagai 2025 klausimėlį ir klausinėsime stovyklautojų įvairių klausimų. Taigi, važiuojam. Tais metais prasidėjo pirmieji Vanagai. Aš matematikos nemanau. Gal žinai. Minusuok. Galėsim irgi tam džiudėjo. 1997. Neteisingai. Tai kada? Labai senai. Prieš 28 metus. Skaičiuojam. Kelintais metais. 1997. Neteisingai. Kiek metrų yra iki dangaus, kaip manai? Milijonas. Aš irgi tai manau. Kai manot, kokia yra temperatūra Saulės? Gal koks 100 milijonų Celsijaus? Taip. Taip. Kur randasi Afrika? Pingvinijoje. Jo, tenais. Nemunas ten kažkas, plaukė ten kažkur Nemunas. Gal prie Klaipėdos, nežinau. Paupių ežerai. Netoli Europos. Azijai. Prie Dramblio kranto kažkur ten? Ne. Prie Šernų sodai. Ne. Ar žinai, kur randasi poliarinės meškos? A čia tos, kur Žemaitijoje? Turbūt tos pačios. Mačiau ir skaičiau, kad iš Baltarusijos, kur net ten atėjo tokia viena. Tos. Nu tai mano atsakymas bus Baltarusija. Aš irgi tai manyčiau. Tai kaip jaučiate suraustinusios visus Vanagų vadovus? Tiesiog nuostabiai. Žiaur gerai, Janai. Mes Patiko raustas. negirdėjau. Ačiū. Žinai, kiek yra metrų iki dangaus? 2, 6, 4, kvantus, biški yra, nepažįstu draugų. Aš irgi tai manau, kad tiek yra. Tai va, einame, pagausime vaikinukus. Vaikinukas, palauk manęs. Ar žinai, kiek yra Vanagų stovyklai šiais metais vadovų? Nežinau, gal kokie 26-27. Ir pabėgo. Ačiū. Palauk, tu. Aš negaliu greitai. Čia gera. Atsiprašau. Filmuojam Vanagų klausimėlį ir norėtumėm tavęs paklausti, ar žinai, kiek šiais metais yra kunigų Vanagų stovykloje? Kunigų? Taip. 5-6. Ir kiek laiko galima nueiti pėsčiomis į Afriką? Nu, pėsčiomis nežinau, bet jei važiuoji traukiniu, tai gal vidutiniškai apytiksliai apskaičiavus kvadratu, gal bus 6 mėnesiai, aš nežinau. O jeigu bėgsiu, gal greičiau. Jo, manau taip. Tai va, bėgim į Afriką. Ar žinote, kur randasi poliarinės meškos? Taip. Jie čia, sakyčiau, kažkur girdėjau žiniose vaikšto pro miškus. Sakė, kad yra ratas ir ten žemynė yra baltos meškos, juodos, kurios laipioja ant medžių, tai reikėtų saugotis jų. Ir yra rudos, kurios valgo žuvį. Tai sakyčiau, jo, žinau. O tu? Jo, aš girdėjau irgi, bet Vanaguose dar mačiau kokį 4 metrų dydžio. Jo, baltos ir griauna medžius. Tai va, sau. Jums klausimas, kur randasi Londonas? Jungtinė karalystė. Jungtinėse Arabų šalyse. Teisingai. Tai tavęs paklausim pačios kaip vadovės, tai kiek yra vadovų šiais metais stovykloje?
Nu, pagal mano skaičiavimus turėtų būti, manau, koks 70, gal 80. Šiaip visų neskaičiavau, nes jie ne visas dienas būna. Čia yra tokių, žinokit, ten yra tokių, žinokit, pradingelių. Taip. Pradingelių. Kaip galima pagaminti iš gamtos mėlyną spalvą? Nežinau. Pabandyk pagalvoti gerai. Tikrai nežinau. Jums klausimas skiriu, kaip gaminamas stiklas? Ne? Ai, aš per daug... Taigi žemės. Ar iš smėlio? Žaidžiau. Minecraftas sakė, kad iš smėlio nieko nežinau. Tai iš smėlio gaminamas. Matome pavėsiniai sėdinčius asmenis ir norėtumėm paklausti klausimo, kaip jums toks vanagų gražus oras, saulėtas? Šilta? Super! Super! Labai! Blogo oro nebūna bloga, būna bloga tik apranga. Jo, sumaliau aš irgi. Ar žinai, kur miega drambliai? Ten va pradėjo va toj pusiai, čia prabėga, į ten va palika va ten. Matei? 3. Labai gerai, tada saugokitės. Nu, spėjai palapiniai? Kurioj? Mano. Su drambliais miegi? Tai taip, ką tu galvoji? Ir kaip tau? Oi, man patinka. Labai gerai. Manau, išsiaiškinam tada, kur miega, o tavęs klausimas, gal žinai, dėl ko žirafos tokios aukštos? Ne, nežinau. Pagalvok. Nes kaklai ilgi. Gerai. Mes bandom čia išsiaiškinti, kodėl žirafos tokios aukštos. Tai gal žinai? Pakartok, jeigu gali. Bandom išsiaiškinti, kodėl žirafos tokios aukštos. Ką sakėjai? Kodėl žirafos tokios aukštos? Kaklas ilgas, man atrodo, žinokit ją. Galbūt atsakymas yra atskleistas. Ką atsakėjai? Pagavome, ar žinai, dėl ko kaklai žirafų ilgi? Nes medžius reikia valgyti. Ir dėl to kaklai ilgi? Taip. O kaip medžius valgo? Nu, ir medžius, ir ne tik medžius. Aš galvojau, bebrai medieną griaužia. Nu, jie valgo. Gerai, ačiū. Kai gimdė galva įstrigo. Ir ką tai reiškia, tempia labai smarkiai? Taip. Ir, gerai. Gavos. Manau, ir suradom atsakymą ir į šį klausimą. Malonu. Ačiū. Gal žinai, dėl ko Antarktidoj taip šilta? Kur? Antarktidoj. Nežinau. Aš irgi nežinau. Ačiū. Ne, nu, tai nežinau, iš tikrųjų tikrai nežinau, net nesugalvočiau, kodėl ten saulė tai šviečia, nu tai šviečia. Nu, jeigu šviečia, nu tai ir šilta. Nu, taip gaunas. Nu, jeigu naktį nešviečia, tai ir nešilta. Jeigu ten būna diena, nu tai tada šilta, o jeigu naktis, tai tada nešilta. O taip kažkaip gauna, nežinau. Manau, ir gavom atsakymą. Ar žinot, kiek yra planetų ir kuri iš jų yra pati populiariausia? Planetų kiek yra? Taip. Na, iš tikrųjų, atvirai pasakius, nežinau, bet pati populiariausia yra ta, kurioje žmonės keliauja į kosmosą. Mes irgi sutinkam su jumis. Gal gali man atsakyti, kodėl žirafos tokios aukštos? Nu, aš nežinau, aš dabar galvoju ir negaliu sugalvoti, bet manau tiesiog jos yra aukštos. Kaip tu manai? Aš manau, nes daug manų košės valgė. Galbūt. Gal, bet nesutikčiau. Reiktų apgalvoti. Tai gal tu žinai, kur miega drambliai? Kur miega drambliai? Ten, kur saulė nešviečia. O jeigu šviečia, ką? Nemiega? Ten pradėjo, ten nubėga. Aš taugi sakiau. Ne, ten debesis, supranti, užplaukia. Ir tada pamiega. Blemba, gal biškai pakrapė. Gerai, ačiū. Muzikos ritmu judame užkalbinti dar stovyklautojai šiek tiek. Labas, turim tau klausimą. Ar žinai, kiek yra metrų iki dangaus? 1. Metras? Jau.
Apmastyčiau tavo atsakymą, bet aš tavęs norėjau paklausti, ar žinai, kur miega drambliai? Ne. Pagalvok. Olose gal? Namuose? Olose? Olose. Reiktų pagalvoti ir gerai. Ačiū. Tai einam, pažiūrėsim į vidų. O, kaip tik papuolė, ateik. Jeigu būtum dešrainis, su kokiais priedais būtum? Su priedais, su prancūzišku padažu iš Circle K. O tiesiog be nieko daugiau? Ne. Labai gerai. Papuolė ir dar vaikų, tai jeigu būtumėt dešrainis, su kokiais priedais būtumėt? Mėsa. Kuo ir viskas? Mėsa? O kokia mėsa? Nu, antiena gal. Antiena? Aš norėčiau pabandyti. Antienos pabandyti? Jo. Supratau. O tu? Agurkų, kečupo, svogūnų ir kaip ten tas geltonas padažas. Garstyčios. Garstyčios, jo. Tai firminis dešrainis. Jo. Labai skanu ir labai gardu. Ačiū Jums. Tu gal žinai, kur miega drambliai? Aš manau, kad dėl to, kad jie tokie story, kad jeigu jie miegotų paprastoje žemėje, jie tiesiog uždustų, nes jie būtų per daug sunkus, kad miegotų paprastai ant žemės. Tai turbūt jie išsportuoja ir po to vėl privalgo, kai naktis ateina. Kur miega? Ant vandens, nu, kaip miega, žinot, kaip savo odai sineria ir tipo, kaip ant vandens. Gerai, supratau, ačiū. Oi. Hello. O nuodėmė tai, kad aš čia stoviu. Tai kokia ta nuodėmė, Vidmante? Net važiuoti vanagus. Ir viskas? Mhm.